Gerbiami pėstieji, mes žinome, kad jūs visi esate asmenybės, bet tai nereiškia, kad jūs naktį esate matomi be atšvaitų. Sveiki, čia Reidas. Jau lapkritis, o mes dar kalbame apie motociklo avarijas. Prie Dituvos per avariją aukštyn ratais virto Opelis, kitas Opelis nusuko šviesoforą, rūkas koregavo vairavimo sąlygas, o priekulyje žuvo sportinė 14 metų besilaukianti kumelė. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos kelių policijos biuro komisarė inspektorė Liulita Sulcenė. Per praėjusią savaitę Klaipėdos mieste užregistruota 15 eismo įvykių, iš jų 4 įskaitiniai. Buvo sužeisti 4 asmenys. Policijos pareigūnai užregistravo 172 kelių eismo taisyklių pažeidimų, iš jų 16 vairuotojai vairavo transporto priemonės būdami neblaivus. Tas spalis toks gražus išėjo, kad nečiam einant į pakalnę mūsų gatvėse vis pasirodydavo motociklininkai. Vienas iš jų, 28 metų Vaclovas iš Simonaitytės gatvės, važiavęs Baltijos prospektu, atsitrenkęs į Renault Megane galą, atsidūrė ligoninėje. Nu, kaip į istoriją pakliuvot? Paprasta. Trečią juostą važiavau, iš galo mačiau, motociklis važiuoju, aš į kairę posūkį važiavau. Jūs važiavot trečią juostą. O nuo toli važiavot tą trečią juostą? Nu, kaip pasakysiu, kokią 100 metų. Aha. Nes jums reikėjo apsisukime apsisukti į kairę. Rodėt posūkį. Rodžiau posūkį, viską. Ir mačiau jį, iš galo važiavo. Aha. Kaip jis nesuskaldė. Na, nuo to išvažiavimo į Baltijos prospektą, iš kurio išvažiavo automobilio Renault vairuotojas, iki tos vietos, kur yra apsisukimas, yra 60 metrų. Tad niekaip neapkaltinsi automobilio vairuotojo, kad šis bus išvažiavęs iš šalutinio kelio. Gal šio neteisingai rikiuotasi? Gal. Tačiau ir motociklo lėkta ne 60 km/h greičiu. Žymės ant asfalto ir mašinos rodo, kad motociklas trenkėsi į mašiną, kai ši jau buvo pasukusi į apsisukimą. Motociklininką nuo sužalojimų apsaugojo speciali apranga ir, aišku, šalmas. Vaikinui sukrėstos smegenys ir tą patį vakarą jis buvo paleistas gydytis namo. Kartais Reido kūrybinė grupė nebespėja aplakstyti visų krašto įvykių. Tai tada gelbsti Reido draugai. Štai Gytis nufilmavo penktadienio nakties avariją Liepų ir Artojų gatvių sankryžoje, kai susidūrus Opeliui ir Opeliui, Opelis dar ir šviesoforą nuvertė. Tas, kur nuvertė, tas nekaltas. Jeigu kam kilo klausimų, kuo tas šviesoforas palinkęs. Apie susuktų šviesoforus mes dar kalbėsime toliau laidoje, o kiti Reido draugai Darius ir Dovilė iš Kretingos užfiksavo avariją, kai kelyje Palanga Šiauliai į Dupulčių žvyrkelį ketinęs pasukti automobilis Nissan Sunny nepraleido BMW važiavusio tiesiai link Šiaulių. Klaipėdos važiavau. Šiaulius, o nepraleido mane. Davau priekį, stipriai. O kaip nepraleido, duobę, stabtelėjo ar kaip? Lėtai važiavo, gal žmogus vaikinukas jaunas įsižiūrėjo, kaip jie taikyti tą keliuką čia šalia traktoriaus, jisai turėjo įsukti. Nepastebėjo gal manęs, rūkas toks. Ir žiedas. Avarijos kaltininkas dėl sumušto smakro buvo išvežtas į ligoninę. Su juo buvusios 2 moterys nenukentėjo. Ta sekmadienį tvyrojo rūkas. Visoje šalyje tvyrojo rūkas. Apie tai bus kitas siužetas. Važiuojame link Dituvos, ten susidūrus 2 automobiliams, vienas nuvažiavo nuo kelio ir virto ant stogo. Kraštą buvo nuklojęs rūkas ir avarijos metu dar nebuvo sutemę. Tačiau sekmadienio vakarą tas lindimas nuo Dituvos sodų pusės yra problematiškas, nes visi pradeda traukti namo. Golfas lindo nuo sodų pusės ir lengvai kepštelėjo Opel Vectra, kuri nesuvaldyta atsidūrė griovyje. Ну, уже проезжала она, и мы уже выворачивали. Ага. Как-то по касательной краю. Чуть-чуть. Чуть-чуть, только дело. Получилось, что смотрим в кювете. Ну, мы сразу тут остановились, да, и как-то непонятно. Ну, не знаю, или скорость была, или что. Потому что на повороте тут уже нету, не разгонишься. Opelio vairuotoja 44 šilutiškė bus išvežta į ligoninę, jei per avariją sumuštas riešas. Automobilyje buvę vaikinai per avariją nenukentėjo. Šalia vairuotojo sėdėjo sūnus, tą golfo lindimai pagrindinį kelią matė labai aiškiai. Aš mačiau, kad iš degalinės pastovino mašiną, ir ruošiasi išsukti, ir aš dar galvoju, ar jinai suks ar ne. Ir taip žiūriu, dar šonu, jinai pakšti davė. Ta vakarą krašte tvyrojo rūkas ir toks rūkas, kuris įkelia daug grėsmių eismo saugumui. Labai daug. Keliamės į miestą. Sekmadienį Statybininkų prospekto ir Šilutės plento sankryžoje susidūrė BMW ir Opelis. Opelis, kaip įprasta šioje laidoje, dar bakstelėjo į šviesoforą. Bet taip bakstelėjo, kad susisuko švieselės, turėjusios šviesti tiems, kurie atvažiavo nuo Smiltelės gatvės pusės. Avarija vyko, kai jaunas Opelio vairuotojas suko kairėn ir nepraleido automobilio BMW atvažiavusio nuo Klaipėdos kranų pusės. BMW pylė tiesiai į tą Opelio vietą, kur sėdėjo keleivis. Ne, iš šono davė su galvos stiklą dėjo. Į kurį stiklą?
Šitą, va. Į šitą? Mototranką, kai gal davė. Tau tikrai greitosios nereikia? Mielieji, šioje vietoje yra šviesoforinė sankryža ir privalu vadovautis šviesoforo signalais. Suprantama, kad inercija yra įveikiama sunkiai, bet tie, kurie važiuoja tiesiai Statybininkų prospektu, tai tie turi pirmumo teisę prieš kairėn sukančius, kaip ir bet kurioje kitoje sankryžoje ar vietoje. Pirmadienį pradėsime nuo smulkios avarijos Laukininkų gatvės 4 namo kieme. Kitas gal net būtų pabėgęs ar nejautęs tokios smulkaus brūkštelėjimo, bet tik ne šitas doras Tauragiškis. O pas Doną atvežiai? Jo. Dona? Į darželį čia, Dona. Va, dabar vaikai be pusryčių liks. Ne, Ką? tai jau nuvežiau. Ai, nuvežiai, tai grįždamas kaip tu čia užkliuvai? Kaip tau patinka tie kiemai mūsų tokie? Baisu, nein pravažiuoti, turi bardiūrais važiuoti visur. Nu, ką darysi? O kaip su iki tom, su kaip vilkikais sukinėjasi, tų didžiųjų centrų per kiemus? O ten tai tikrai meistrai. Tai su kuria vieta užkliuvai čia? Su Giliam. O tai tavo detalė ten liko? Jo, Prikibus? prie stoko. Nežinia, kodėl žmogus laiko mašiną už 200 metrų nuo namų, bet turbūt dėl tos pačios priežasties arčiau nerado vietos. Taramų pirmadienį Kretingalėje panaši mašinėlė pateko į smulkų incidentą ir sugalvoktų man plūgą lenkti ir lenkti iš dešinės pusės. Tai pats netilpote taip išeina? Ne, nepagalvojęs biškį per kitą pusę norėjau važiuoti. Jūs per dešinę norėtų važiuoti? Tai kaip ir pats kaltas būtum? Nu taip, sutinku. Na, su pervežimų kontoros vairuotoju taip ir sutarėme, tentą jis užklijuos, o dabar spaudžiam rankas ir skirstomės gražiuoju su mintimis, kad ruduo arimų metas ir plūgą sutikti galima dažnai. Ir pirmos dalies pabaigoje naujo reido draugo Vokiečio Klauso darbeliai jūsų teismui iš Klaipėdos gatvių. Netrukus savo ekrane pamatysite senolį, kuris Taikos prospekte labai jau timtelėjo likimą už ūsų, pasimetęs tarp mašinų kolonų. Laukininkų ir Smiltelės gatvių sankryžoje iš kairės parvažiuos automobilis Renault, kaip jums patinka toks kampų kirtimas, per dvigubas ištisinės linijas ir taip toliau ir panašiai. O šio priekyje stovinčio automobilio vairuotojui trūko kantrybė ir tiek žinių. Stovėjo žmogus prie geležinkelio pervažos Tilžės gatvėje, ilgai stovėjo, kol galiausiai užkūrė variklį ir nukūrė. Primename, kad be piniginės baudos už šį nusižengimą yra atimamas vairuotojo pažymėjimas. O taip vairuoja BMW pilotas per ištisinės linijas ir iš karto į antrą juostą. Drąsu, žinant, kad už šio posūkio dažnai stovi policijos pareigūnai. Čia su pliurpa prabirs motociklininkas, tarsi primindamas, kad į galinio vaizdo veidrodį geriau pasižiūrėti 2 kartus. Ir tikras saldainiukas tai dar vieno BMW pavairavimas Šilutės plente. Šio valstybiniai numeriai yra FZH374. Dabar pertrauka, o antroje dalyje be kitų įvykių mūsų laukia rubrika Filmuoja reido reporteriai. Dabar mūsų pertraukia reklama ir anonsų blokas, nuo po to toliau laidoje matysite. Per avariją žuvo besilaukianti kumelė, palidovinė navigacija nerodo šalia važiuojančių automobilių, į reido eterį grįžo Mindaugas ir aišku reido reporteriai šį kartą tiek prifilmino, kad nebetelpame laidą. Visą tai ir dar daugiau jo po reklamos. Tai buvo visa reklama ir anonsai, nuo mes tęsėme savo laidą. Antroji reido dalis. Na ką, matom prieki atšvaitus. Matom atšvaitus. Štai kokie Priekulės gyventojai, šaunuoliai. Priekulės žmonės visada garsėjo savo tvarkingumu ir supratingumu. Gavo atšvaitą, tai ir vaikšto su juo. Turi šviečiantį liemenę, tai ir užsimauna ją per galvą. Su žmogumi susitarti galima, su gyvuliu ne. Kelyje Priekulė Derverna štai kas liko iš automobilio Mazda 626, kai šis susidūrė su juodos spalvos kumele. Arkliai pasibaidė į kelią, iššoko 3 ar 4, priekį važiavo mašiną su ilgom šviesom. Aš persijungiau trumpą šviesas ir kadangi labai tamsu yra, ir man grinai palei nosį iššoko 3 ar 4 arkliai ir vienas užsivertė, aš ant stabdžių. Automatiškai užsiblokavo visi 4 ratai ir čiuožims, va, turiu pasekmes, gyvulys guli kanale. Supratau, jūs vienas važiavot? Vienas. Vienas Ačiū Dievui, važiavot? kad vienas.
Iš netolimų namų atbėgusi Mazdos vairuotojo žmona pakraupo pamačiusi mašiną, bet apsidžiaugė, kad vyras gyvas liko ir kad keleivio šalia nebuvo. Man paskambino vyras ir aš toj kaimyną pasikviečiau ir mane atvežė kaimynas ir pamačiau šitokį incidentą, tiesiog įsigandus pateiso. Supratau, nu mašina tai įsivaizduokit, jeigu jūs būtumėt važiavus, nežinau, čia būtų liūdna buvę. Tikrai būtų liūdna ir pamačiau, aš tikriausiai aš pat pirmų taikinių bėgu žiūrėti vyrą. Aha. Tik va tokiu atveju, o taip, svarbu, kai mano vyras gyvas, o kaip ten toliau, tą mašiną jau. Na, tamsaus gyvulio pamatyti neįmanoma ir kad pasidarytų šviesiau, pasidaliname atšvaitais ir liemenėmis su priekuliškiais. Vėla ponė, vadu, atšvaitus imkit ir liemenę. Ačiū labai. Čia jums priekuliai prireik, žinokit. Aha, o kaip tik turiu 2 vaikus. Ačiū. Ai, vaikiškų jums reikia? Ne. Duosiu ir vaikiškų. Neduosiu ir vaikiškų, palaukit minutėlę. Nu tai va, imkit šitų. Ačiū labai, ačiū. Šitų imkit. Ką dar? Ir dar 2 šviečiančius, va, prašau. Oi, ačiū labai. O šį čia, žinokit, įsitraukia, va čia tokie įsitraukia, va čia. Palaukit, čia įsijungėsi. Va dabar žiūrėkit, va tuos reikia ištraukti, va šitą. Ištraukit ir jisai pradeda veikti, va šitas, va plasmasiukė. Ištraukit ir žodžiu, vaikams ir parnešit. Ačiū labai. Nu, nėra už ką. Apžiūrint avarijos vietą pasidarė aišku, kad pats avarijos mechanizmas tiesiog siaubingas. Po susidūrimo 14 metų amžiaus kumeliuko besilaukianti sportinė kumelė ant Mazdos stogo važiavo dar kone 50 metrų. Tai kiek jūs metrų maždaug važiavote susimetęs ant stogo jį maždaug? Aurimai? Neįsivaizduoju. Net neįsivaizduoju. Kokia 50 metrų? Gali būt, visko. Jo, nes kažkaip... jis man grinai, sakau, paleinuosi, kai iššoka, aš grinai ant stabdžių atmečiau, gal tos stabdžius atleidau ir vėl gal stabdžiau, aš net neįsivaizduoju. Vėliau įvykio vietoje atsiras ir arklių savininkas. Policijos pareigūnai jam surašys protokolą už gyvūnų nepriežiūrą. Ji gali siekti nuo 140 iki 200 litų. Jeigu žmogus už tai nėra baustas, tai bauda sumažėja iki 70 litų. Taip pat pažadėjo Mazdos vairuotojui atlyginti žalą, kuriam labai pikta buvo, juk prieš 5 dienas automobiliui atlikta techninė apžiūra. Kitą rytą tas automobilis turėjo būti papuoštas priešrūkiniais žibintais. O dabar dar į sąvartyną kaži ar priims, nes nėra ko priimti, nebent ratus. Takos prospekte vilkiko vairuotojas Valerijus, kurio mama vokietė, o tėvas Krymo totorius, žodžiu, Valera yra latvis, taigi Латвис Валера рекался и рушклюво уж Мерседесу. Ну, переключался на правую сторону, хотел вот, вправо вот. Ага. Улица Пелдес надо найти, на загрузку. Какую улицу надо найти? Пелдес. Это у вас в Латвии такие улицы. У нас нет такой. Пелдес? Нет. Пелдос. Пелдос? Нет такой улицы. Но вы виноват в аварии, знаете? Ну, виноват. Taip ir buvo? Prikiausi? Jo, aš priekį stovėjau, jisai mane pradėjo stumtis tiesiog per mašiną. Ar jisai netgi, jūs netgi stovėjo tuo metu? Jo, aš tik pradėjau judėti ir jis mane stumė į šoną. Viskas aišku, o čia dar Mindaugas pasirodė eteryje ir jam viskas aišku. Mindaugai, matėjai avariją? Bet to aišku, kas kaltas. Priminsime, kad Mindaugas tai toks laidos draugas, kur kai jis pasirodo, ten įvyksta avarijos. Piplys buvęs Mercedeso salone per incidentą nenustojo čiulpti bombonkės, nes buvo įsitaisęs specialioje kėdutėje. O Latvis Valerijus į Klaipėdą atvykęs pirmą kartą įsitikino, kad navigacinė įranga nerodo šalia važiuojančių mašinų. Ir į Perkėlos gatvę reikia važiuoti tiesiai Takos prospektu iki galo, o nereikėtis čia pirmyn atgal į kairę ar į dešinę. Trečiadienį per 3 automobilių avariją sužeista Latvijos pilietė. Avarija vyko, kai Latvis, vairuodamas automobilį Audi, sukdamas kairėn, nepraleido tiesiai nuo jūros atlekiančio automobilio Chrysler, kurį vairavo nusipelnęs Klaipėdos badmintonui žmogus. Važiavau tiesiai, čia sustojo autobusas, praleido mane. Aha. Vis žmogus nematė, iš po autobuso išlindo. Audi. Iškišo man kelią, jo. Tai stabdžiau dar ir taip, čia nieko nepadarysi. Tai ten stabdymo kelias neprastas, toksai? Nu ką, neprastas. Oras koks. Audi po susidūrimo su Chrysleriu besisukdama apie savo ašį dar galų trenkėsi į 5X, kurio vairuotojas dar laukia teigiamo šviesoforo signalo, įdant pasuktų link jūros. Taip, matėt, kaip parlėkė jūsų automobilis, jau po viso susidūrimo? Taip. Taip ir buvo, kaip pasako, kad autobusas kažkoks sustojo? Autobusas sustojo, jisai važiuodamas tiesiai, nepraleido. Tai ir sukdamas į kairę? Sukdamas į kairę, nepraleido tiesiai važiuojančios mašinos. Aha. O tos greitis, kaip jums taip?
Nu, sunku pasakyti, nemanau, kad ten labai greitai. Labai didelis, kad buvo nemanot. Ligoninėje atsidūrė Audi keleivė Latvijos pilietė. Jų Chrysleris trenkėsi ne tik į Audi keleivio pusę, bet ir į tą vietą, kurioje sėdėjo moteriškė, kuri dėl politraumos atsidūrė reanimacijos skyriuje. Šeima važiavo pasiimti vaiko, kuri buvo palikusi viename prekybos centre. Tuo metu toje pačioje šiaurinėje miesto dalyje Liepų gatvėje iš pradžių susidūrė 2 automobiliai. Korėjietiškas produktas trenkėsi į japonišką. Narsus vyrai susėdo į galinio automobilio saloną deklaracijų pildyti, jeigu jau nutarė netraukti mašinų iš įvykio vietos. Geriau būtų sėdę į pirmąjį, vis ne taip uodegą kutentų pavojai, nes to jau prasidėjo. Antroje eismo juostoje susidūrė 3 automobiliai. Girdite? Nu kaip va taip sėdėti ramiai, nežinant, kad va toks atvažiuoja. Niekaip nesupratau. O! Va taip ir vyksta. Va taip ir vyksta. Einam žiūrėt, Opelis gavo galan, bet gal nelabai. Tai kuris kuriam dabar? Šitam kliuva? A kliuva pačiam? Kliuva? Nu pasižiūrėk. Ką tik pilta, tau man atrodo, matai va? Žiūrėk, va. O, Jezu. Kiek stipriau susiplakė automobiliai BMW. A gyvas esi? Tai pats kaltas būsi, visus surinkai. Kaip galvoji? A pats surinkai? Tas priekis sustojo, jūs spėjot sustot? Nes man tai autobusas, visas situacija autobusas sustojo iš tikrųjų. Kiek kaltininkų man įdomu dabar? Kiek smūgių jų tai? 2 smūgius. Jeigu pirmojo automobilio vairuotojas juto 2 smūgius, tai čia bus 3 mašinos 2 avarijos. BMW į Opelį, į BMW kitas BMW, tada tas pirmasis BMW dar kartą į Opelį. Būsimieji policininkai viską darė pagal įstatymo raidę. Sako, jos moka įvykus avarijai netraukti mašinų iš įvykio vietos ir tiek žinių. Bet tai deklaracija, ne tas dokumentas, kad įpildytum 2 valandas. O šiuo atveju taip ir buvo. Ir tikrai dar paskleista žinia, kad deklaracijos pildomos nepatraukus mašinų iš avarijos vietų. Drįstume paprieštarauti. Draudimo klerkai gal Liepų gatve nėra važiavę, ar nežino, kas yra kamščiai dėl smulkmės. Negana to, jiems atsirado dar vienas galvos skausmas. Mat atsirado deklaracijų klastotojų ir reikia labai žiūrėti, kad ant deklaracijų nepasirašytų koks Čipolinas, Buratinas, Tadas Blinda ar Grūinius prakeiktas Kristinos tėvas. Suvažiavo policijos kursantų desantas su BMW reikalų aptarti antroje eismo juostoje. Popierių parašinėti. Laikas praleisti gatvėje, pratintis tai reikia. Pamenate, anos praėjusios laidos rubriką filmuoja reido reporteriai. Mes aną pabaigėme su įstabiu pavairavimu Minios ir Bijūnų gatvių sankryžoje, o čia netoli tos vietos užfiksuotos kitas pavairavimas, kaip varoma degant raudonam šviesoforo signalui ir vargo nemato piliečiai. O po to, kai susiduria, tai ginčiasi, kol paraudonuoja, kaip verdami vežiai, nors ne kaip vežiai, o kaip patys šviesoforai. Kitas užfiksuotas pažeidimas tik patvirtina aksiomą, kad visureigiams ne visi ženklai yra ženklai. Yra ženklų, kurie jiems netinka. Pažinote šią vietą? Gargžduose pėstieji dažniausiai trankomi centrinėje Klaipėdos gatvėje ir kaipgi jie nekentės, jeigu mes taip vairuojame. Šio juodulio valstybiniai numeriai yra GDO 321. Tamsta, užėkite pas komisarą pats, papasakosite, kas paskatino lenkti prieš pėsčiųjų perėją. Klaipėda, Sendvario žiedas. Žiūrėkite į dešinę ekrano pusę. Žiūrėkite, kas bus. Oplia, praslydo šį kartą be avarijos. Klaipėda, Šilutės ir Baltijos žiedinė sankryža. Mūsų bėda. Žiūrėkit, kas bus. Kamigadzė praslydo ir šį kartą. Mūsų adresas reidas 2002@gmail.com. Fuf, šiandien pakaks. Tai tiek mes norėjome parodyti šiandien ir leiskite pasikartoti. Padangos, padangos ir dar kartą padangos. Drošime visus, kuriuos sutiksime kelyje su vasarinėmis padangomis. Čiau.